Labas, pakalbėkim šiandien apie gausą. Kasgi tai yra? Ar energija, ar piniginės storis? Manau, nesuklysiu pasakius, kad dalis žmonių tiki, kad gausa yra būsena, dalis žmonių tiki, kad tai yra sąskaitos banke dydis. Šiandien noriu pasidalinti su jumis tam tikrais atradimais, tam tikrais įrankiais ir gausos manifestavimo galimybę, kaip tą gausą pritraukti į savo gyvenimą, kaip pritraukti visokiojopą klestėjimą, pinigus, sveikatą, meilę, energiją, palaikymą aplinkos, galbūt pritraukti naujus klientus, užsakymus, paramą teikiančius kolegas ir panašiai. Taigi, mano tema šiandien yra gausa ir gausos manifestavimas. Ir mano rankose šiandien yra šis buteliukas, tai yra mišinys Abundance ir jis ir yra skirtas būtent šitam veiksmui ir šitam jausmui sukurti. Tai yra gausai, sėkmei ir atsiverimui viskam, kas gali ateiti gero į mūsų gyvenimą. Nes jeigu mes vibruojame žemose vibracijose, tai yra gėda, kaltė, pasimetimas, pyktis, neapykanta, neatleidimas ir viskas, kas yra žemesnėse vibracijose, ir mes panaudosim šį eterinį aliejų, tai mes natūraliai šitą jausmą dar labiau sustiprinsim ir dar daugiau šitų dalykų į savo gyvenimą įtrauksime. Taigi būkite atsargus naudodami šį eterinių aliejų miksą, nes jis traukia. Ir traukia tai, kur jūs esate. Kad pasileistų teigiamas procesas, tas, kuris neš gausą į jūsų namus, į jūsų pinigines, į jūsų aplinką, aš jums sukūriau ir paruošiau keletą mantrų, manifestacijų tekstų. Iš tikrųjų, jie yra du. Vienas būtent finansams, būtent pinigams, kad pritraukti finansus į savo gyvenimą ir į savo piniginę. O kitas yra toks bendresnis, kad pritraukti gerovę, sveikatą, sėkmę, pilnatvę ir tą tokią gerą vidinę būseną. Pasidalinsiu jumis abiejomis šiandien savo įraše. O dabar truputį daugiau apie šį stebuklingą ir ypatingą mišinį, kuris būna labai įdomiai. Vieniems kvepia, o kitiems labai labai smirdė. Ir čia yra 8 eteriniai aliejai. Ir ar žinojote, kad pagal numerologiją skaičius 8 ir yra gausos skaičius. Tai yra gėrybių skaičius, gyvenimo aistros, klestėjimo. Tiesiog šitas skaičiukas ir rodo, kad tai yra sukurtas būtent šitam tikslui – gausai traukti. Ir sudėtyje yra 8 eteriniai aliejai. Ir nesuklyskite skaitydami šito mišinio sudėtį. Nereikia juos suprasti pažodžiui, kad visi 8 kažkokie atskiri elementai. Čia yra ne 8, o yra 4 poros, kurios viena kitą papildo ir viena kitą padeda auginti, viena be kitos negalinčios egzistuoti. Ir aš dabar išvardinsiu būtent tas poras ir ką tos poros simbolizuoja. Pirmoji pora tai būtų apelsinas ir imbieras. Imbieras yra resursų aromatas. Jis padeda pritraukti asmenybės stiprumui, kad tie pinigai, tie resursai, tie finansai ateitų, gebėtumėm uždirbti, būtumėm stiprios asmenybės. O apelsinas yra gausos aromatas, džiaugsmo aromatas. 2 žodžiai – leidžiu sau asocijuojasi su apelsinu. Taigi, imbieras pritraukia resursus, pinigus, finansus ir visą fizinį dalyką, o apelsinas leidžia atsiverti, leidžia išleisti tos pinigus, leidžia džiaugtis tais pinigais, mėgautis ir tiesiog atsvara vienas kitam. Antroji pora būtų cinamonas ir gvazdikėlis. Cinamonas yra labai šiltos asmenybės, jaukumo, toks atvirumo ir visos širdies atidavimo aromatas, o gvazdikėlis priešingai. Tai yra energetinių ribų stiprintojas, kuris
sustiprina asmenybę, kad galėtumai pasakyti ne, jaustumės atsakingas ir labai ramus priimdamas sprendimus ir atsakydamas kai kam neigiamai ir tiesiog jaustis stipriai ir neleisti energetiniam vampyrams savęs išgręžti ir būti stipria asmenybė, priešingai nei Cinamonas, atlapa širdis, viską atiduodantis žmogus, kuris išdalintų viską iš to šiltumo, empatijos, noro padėti kitiems ir tokio geraširdiškumo. Taigi, gvazdikėlis padeda susikurti savo ribas, o Cinamonas atsiverti tiek, kiek reikia ir būti šiltai asmenybei. Trečioji pora tai yra frankincensas ir mira. Tai du labai aukštų vibracijų ir du eteriniai aliejai, kuriuos dovanų gavo Jėzus Kristus. Frankincensas – santykis su tėvu, mira – santykis su mama. Tai yra santykis su aukštesniuoju tėvu, kūrėju, dievu, visata, kaip nori taip vadinkit, su kažkuo aukštesniuoju. Ir santykis su mama tai yra santykis su motina žeme. Įsižeminti, būti čia ir dabar, tiesiog jaustis gyvybiškai svarbiu šioje žemėje. Ir paskutinioji pora tai yra pačiulis ir eglė. Pačiulis tai žemės aromatas, lapų aromatas, kai kas sako, tai pelėsio aromatas. Tai stipriai įžeminantis ir suteikiantis gyvybinės energijos iš žemės centro. O eglė yra aukščiausios vibracijos eterinis aliejus, kuris atveria mūsų karūnos čakrą ir sujungia su visatos energija. Taigi žemės energija, kuri teka per mus, mes lyg kanalas, lyg tiltas, susijungti su aukštesnėja energija ir mes tokie tarpininkai tampame tarp vienos energijos ir kitos ir tos abi energijos gali mus papildyti, įkvėpti, duoti jėgų, duoti idėjų ir visa ko augimui reikalingų resursų. Taigi 4 šitos poros, jos yra skirtingos, bet viena kitą atsveriančios ir papildančios ir visas šitas mišinys ir yra sukurtas traukos dėsniui stiprinti. Tiek imbieras, tiek pačiulis, tiek mira turi tą traukos dėsnį ir kaip naudoti šį eterinį aliejų. Šį aliejų reikėtų lašinti į delnus ir kartoti afirmacijas. Kartoti. Nes jūsų žodžiai, jūsų mintis, jūsų tas jausmas prijungtas prie aromato nukeliauja tiesiai į pasąmoninį centrą, ten užsifiksuoja, užsirašo ir tai išsipildo. Tai 2 afirmacijos ir mantros, kurias aš manau parašysiu tekste, komentaruose, jūs tik pasižymėkit, galbūt kurios labiau norite, ar pinigams, finansams, ar bendram klestėjimui, bendram augimui ir savęs atradimui. Tai tiek šiandieną apie Abundance eterinį aliejų. Tepame delnus, kartojame afirmacijas ir mūsų afirmacijos turi būti tam tikra tvarka sudarytos, jokių būdų negali būti žodelių ne. Jeigu norim kalbėti apie sveikatą, tai ir sakom, lygos pasitraukia, o ne apie tai, kad aš nesergu. Tai kai pasakysime žodį pasąmonėje nesergu, pasąmonė supras, kad sergu. Tai reikia kartoti šiek tiek tam tikrą tvarką ir išsiplėčiau ir užsiplėpiau ir sakau iki malonaus, komentuokit, kurios afirmacijos norėtumėt ir išbandykit Abundance. Tai yra nuostabus įrankis pritraukti tai, ko norite.